ką jūs, draugai, 100 metų nesimatėme. Jau čia ir laiko praėjo, iš tikrųjų daug reikalų, darbų, visko. Pas mane šiandien nespėju, blemba, nežinau, ką reiks daryti, bet stengsimės, kažką parodysim. Dabar artėja sezonas važinėjimuose. Šiaip jau sezonas kaip ir prasidėjo legalus, galima ir pajudėti. Oras lepina. Aš buvau porą kartų jau išlėkęs su porą savo chuligankių, tai kabriką pakinkiau jau, išbandžiau ir universalą, aišku, čia su kabriku, tai čia buvo reikaliukų biškį. Kaip visada, žodžiu, kažkas išlenda, tai dingo pečiukas, pečiukų greičiai. Nu, čia normalu, žodžiu, su jais, tai va. Ką turime naujus metus, naują sezoną, dirbsime prie chuligankių, važinėsime, jau čia daugiau važinėsime, negu kažką darysime. Tai šįmet bus tikrai nemažai renginių, į kuriuos važiuosime, aišku, dėl tų renginių įvairios pobūdžio yra ir savaitgalinio, ir trumpas dieninis, bet tokius kelis, kaip sakant, tokius, jeigu kalbant apie BMW renginius, galima paminėti šįmet, tai dabar bus neužilgų BMW sezono atidarimas balandį. Balandžio 25 dieną, paskui, beje, mes organizuojame, tai yra mūsų BMW E30 Club Lithuania klubas su Chebra, organizuojame savaitgalinį renginuką tik su chuligankėm, su ežeru, su geru laiku. Tai jisai bus birželio 20-21 dieną. Kviečiu visus chuligankių mėgėjus, gerbėjus ir turėtojus atvažiuoti. Taip pat laukiame visi ir įsičiustę chuligankės ir projektai. Svarbu atvažiuotų į vietą, pakalbėsim, pašnekėsim, bus daug pramogų, bus įvairių konkursų, bus show-off zona. Žodžiu, bus ten visko. Svarbiausia, bendraminčių krūva, gera nuotaika, geras oras. Nu, oras, kaip jau Dievas duos, bet yra sąlygos ir prie blogo oro pabūti. Yra ežeras, įsimaudyti, pažai žaidimų. Žodžiu, bus finito. Tai va, tai kviečiu visus, ypač chuligankių turėtojus, gerbėjus, automanus atvykti. Aš paliksiu visą informaciją aprašyme, galėsit pasiskaityti. Galima ir įsigyti jau iš ankstinius bilietus, pigesni jie dabar, iki kažkurios dienos galioja. Tai va, bus galima ir likti pernakvoti, yra kambarių, žodžiu, dėl to gali nesirūpinti, bet aišku, reikia susitarti dėl visko iš anksto. Tai va, rašykite į klubo Instagramą ar Facebook'o puslapį, ar į eventą, žodžiu, klauskite, atsakysime. Tai va, o kas daugiau renginių su klasikiniais BMW, bus klasikinių BMW savaitgalinis toks ir jie bus, kasmet vykstantis renginys Plateliuose. Tai organizuoja BMW klasikų klubas, tai jisai bus Liepos 17-19 dieną prie Platelių ežero. Tai va, tai irgi kas mėgsta BMW, turi BMW, nesvarbu koks modelis, svarbu klasikinis, visi kviečiami atvažiuoti, pabūti, pasidalinti žiniomis, nu, tiesiog bus liuks. Tai va, o ką šiandien, kaip matote, esu garaže dar vis. Už manęs naujas projektas, apie jį pakalbėsim vėliau. Čia su juo truputį reikalų yra, dirbam. Yra praktiškai plikas kėbulas. Dabar aš jį naudoju kaip ratlankių primatavimams. Štai pas mus kokie ratlankiai yra. Čia yra 16-iniai, 5 skylių, kaip matot. Bandau vis suleisti prie vienos iš savo chuligankių, pamatysit jūs jį. Žodžiu, matuoju, dedu rastavkės, žiūriu, kiek išeina, įeina, padangos
koreguojamos matmenys, bandysim kažką suburt. Šitą chuligankę pamatysit šįmet, pasivažinėsim. Aišku, ne šita renkama, čia su ja dar daug reikalų, kaip matot. Yra neseniai grįžęs plikas kėbulas perdažytas praktiškai visas. Nuardytas, tai bus ką veikti su juo. O ką daugiau? Šiandien ką daugiau? Redutis grįžo. Šventė šiandien kieme. Redutis grįžo iš suvirinimo darbų. Blema, iš čia pabuvo ten gerai. Žodžiu, keli mėnesiai ten, neatsimenu net, matyt, kada tos serijos išėjo. Galėsit atsisekti, kam įdomu. Bet Redutis grįžo naujos formos. Visos be skylių, be rūdžių. Ką pradėsim, turbūt skaičiavimas daryti kažkokius, ne? Skaičiavimai bus piniginiai. Kiek čia mums išėjo tas Redutis suvirint. Bet dabar važiuojam į kitą sandėlį, garažą, muziejų ir pasižiūrim į Redutį. Ką jūs? Esame sandėlyje, kitam sandėly. Žodžiu, reikaliukai. Pagaliau grįžo Redutis. Šitiek laiko jisai buvo išvykęs. Jeigu atsiminat mūsų epizodus ankstesnius, bandėm užkurt, neužkūrėm, nespėjom, žodžiu, užkurti. Reikėjo greitai kraut, vežt pas suvirintoją. Vyko viskas labai greitai, bet pats virinimas vyko labai ilgai, nežinau, gal kiek čia praėjo laiko. Gal praėjo 5 mėnesiai, gal 6 kažkas. Ne, ką aš meluoju. Panašiai taip ir buvo. Tai va, ką mes turim? Mes turim parsivežę Redutį iš dažytojo. Turim parsivežę Redutį iš suvirintojo. Pas dažytoją dar važiuos. Tai va, jis pas mus grįžo naujos formos. Visas be skylių, be rūdžių, visas praeitas. Kiek įmanoma išgaudytos visos skylės. Kas čia pas mus vėjas labai? Išgaudytos visos skylės. Išvirinta. Truputį pakalbėsim, parodysiu. Turim ir čia daugiau svečių garaže. Turim ir kitą lavonėlį tokį, bet su juo nežinau. Kita kalba. Čia jis grįžęs neseniai. Pas mus čia jį rotuoja. Net iš tikrųjų nespėjau čia kažką įdomesnio parodyti, nes per greit viskas susivaikščiojo, žodžiu, su kitom chuligankim. Tai va, tai Redutis yra padarytas, suvirintas. Sekantys darbai yra dažymo, o dabar parodau, kas buvo padaryta. Ir kaip kalbėjau, skaičiuosime Redučio kainą, kiek kainavo suvirinimo darbai. Išskirsim gal suvirinimo darbus, tai detalės ir darbai, o dažymą skaičiuosim atskirai. Realiai jisai visas dažosi, išorė visa. Variklio skyrius iš dalies dažosi arba dažysis visa. Irgi sužinosim kainą turbūt. Tai va. O dabar žiūrim, ką čia padarė vyrai.
net iš tikrųjų nežinau, nuo ko čia pradėti. Bet pradėsim turbūt gal nuo variklio skyriaus. Taip, variklio skyriui keitėsi šitie vadinami kampai. Čia yra labai dažna situacija, kada prie arkos apačioje supūva ir žodžiu nutrešta ir tas pats padukas. Tai keičiama detalė yra va šita va. Čia jūs pagal metus skiriasi tos detalės. Siauro, plataus, skirtingai čia, jeigu yra kondicionierius, šito nebūna ir žodžiu, dedasi filtras. Tas pats ir kitoje pusėje. Keista ta detalė, irgi buvo prigriebta, žodžiu, ir pakeista jinai. Detalių kaina yra apie 50 eurų viena, klink skaičiuojasi. O darbai buvo sumokėti iš tikrųjų bendrai už visą mašiną. Taip. O toliau turime standartinę vietą baterijos. Čia dažniausiai supūva padukas, bet šituo atveju buvo pagriebta sienelė. Tai nekeitėm viso šito baterijos vietos pado, tiesiog sienelės fragmentą. Esmė tokia, kad kuo mažiau daryti virinimo darbų. Kuo mažiau sunaikinti originalių detalių, originalių vietų. Taip pat keitėsi šitie vadinami kampai. Tai vienoj pusėje ir kitoj pusėje. Čia labai šlykšti vieta. Apie ją galima daug kalbėti. Ta vieta yra video, parodysiu, kaip buvo ant kiek išmėsinėta šita vieta, kad ją pilnai tvarkingai sutvarkyta. Tai standartinė E30 supuvimo vieta. Aišku, vieni sako, jeigu su liuku čia supūva viskas, Bet ne, čia yra melagystė, čia liuko nėra ir nebuvo niekada, kaip matote. Čia yra kita priežastis. Aš galvoju, fabrike žmonės rankiniu būdu yra tepę hermetiką čia viduje. Ir tiesiog papuolė gal ar pamaina, ar kažkokia partija, ar kažkas, kurie labai prastai sutepė košę gabalais tiesiog. Ir ant tų gabalų kaupėsi drėgmė, yra čia va drėgmės latakas, kur per skylutę bėga viskas į vidų, aišku ir lietaus papuola. Ir ant to hermetiko tiesiog laikosi drėgmė ir viskas trešta. Žodžiu, ant šitos huligankės sutrešę abu du kampai buvo, bet dažniausiai supūva kairė pusėje. Čia iš praktikos galiu pasakyti, tai yra dažnesnė vieta. Aišku, labai pasisekė su šita huligankė dėl to, kadangi jos yra nepagriebta rūdžių, buvo pertvara tarp variklio ir vidaus. Taip pat po saugiklinė būna dažniausiai ir sutrešta, bet čia irgi nepagriebta. Labai pasisekė. Žodžiu, šitos detalės kainuoja apie 80-90 eurų kažkas. Beje, šitų dalių visų galite rasti Parts for Classic internetinį parduotuvėje. Jie turi įvairių BMW ir ne tik kėbulo dalių remontui virinimui. Toliau pradėsim nuo šono, gal ne? Žodžiu, kaip ir visų, keitėsi, atsuksiu gal vairą. Keitėsi kampai, tai yra standartinės vietos, čia realiai 95% jų visų yra supuvę. Kas turi huligankę, pasižiūrėkit, geriausiu atveju bus skylė užlopyta, bet nebus nei kaladėlės, nei tos formos tokios. Taip pat, matot, yra privirinta sparno apačiai iki juostelės. Sparnas originalus yra originalus, jį reikia saugoti.
Yra pirti apačių ir didesnių, ir žemesnių, žodžiu pagal norus ir galima sparną originalų susiremontuoti. Kadangi iš praktikos realiai sparnų naujų kokybiškų šiai dienai dar nėra, bet jau rinkoje pasirodo naujas gamintojas. Tai apie jį gal pakalbėsim kažką ir aš jums būtinai pranešiu apie kokybę dalių. Taip, toliau virinta yra pačia dalinai. Toliau ką turime? Toliau turime, atsimenat, buvo arka parūdijus, bet nusprendėm išvirinti pilnai, nes ten laiko klausimas tik tai buvo. Taip pat ir vidinė arka buvo iš dalies pagriebta. Tai teko pakeisti ir vidinės dalį, ir išorinės. Šitų arkų taip pat yra pirti, jos čia kainuoja, kiek atsimenu, kažkas 8-9 eurų kažkas komplektėlis. Tai va, toliau standartinę vietą galima rasti bagažinėje. Kaip matote, keista yra kišenios didžioji dalis šitoje pusėje ir šita vieta. Čia yra dažniausiai sutinkama irgi supūva per šitą vietą, čia hermetiko privaryta, drėgmė laikosi ir viskas supūva. Čia yra standartinė vieta, realiai ant visų chuligankių šitą galite rasti. Taip pat nenorėjom čia draskyti labai tos galinės panelės, buvom nusprendę ją keisti. Bet, sakau, kam čia draskyti, dugno sandūrą su panelė galima pakeisti tik tai viršų. Tai pakeitėme tik tai galinės panelės viršų. Viskas kaip ir tiko, susivedė. Taip pat keitėsi ir dešinė pusė arka, išorinė ir vidinės dalis kažkiek virinosi. Apsidirbo, apsišveitė viskas, įsitiesino duobės dar kur buvo. Taip pat, aišku, tokia labai liūdna žinia buvo, nusprendėme pakeisti ir bliūdą. Buvo rūdžių nemažai, tai teko jį pakeisti, gavome donorą ir pakeitėme visą bliūdą. Taip ir atrodo, va čia tik pradedi kažką daryti, reik tą pakeisti, reik aną pakeisti. Taip ir būna, va. O dabar matome ir galinį kišenius irgi virintas dugnelis, vidinė arka remontuota, išlankstyta, viskas atrodo kaip originaliai, apsišpakliuos, apsidažys, bus viskas good. Kas daugiau? Tiesa, kaip ir visų, keičiasi kampai, standartiškai ir keičiasi grindys. Buvo pakeista dalis grindų, kaip ir, kad nereikėtų draskyti labai. Tas pats ir kitoj pusėje čia nesimato užkrauta. Ten keitėsi nedaug, turbūt pats kampukas. Tai va tokie čia darbai. Užtruko darbai iš tikrųjų nemažai laiko. Ne dėl to, kad daug darbų, bet dėl to, kad buvo kitų darbų. Tiesiog žmogus pribėgdamas šitą darbą atliko. Aišku, pažiūrėsime truputį ir suvirinimo darbų. Pamatysit, kaip atrodė išpjautos detalės. Aš kiek spėjau, kaip sakant, pafilmavau, negalėjau čia jam stovėti ir žiūrėti, kaip jisai dirba kasdien. Visi turim savo darbus. Tai va, truputį apie tai parodysiu video, bet dar trumpai. Negaliu nepraeiti, čia stovi kitas projektas ir noriu aš jūs išgąsdinti iš tikrųjų. Kaip atrodo projektai, kurie pasidaro. Tuoj va, pamatysit.
Va, matot, chebra, ką čia turim? Tos pačios tipinės vietos. Šitam bemukas yra iš pelkės ištrauktas, galima sakyti. Bet viskas su juo gerai, jis važiuos. Tos pačios bėdos. Apačia. O taip atrodo supuvus. O anaip atrodo suvirinta. Šitas kampas taip pat. Čia tai jau žiauriau. Toliau arkos. Ta pati situacija. Čia tik tai turbūt daugiau bus. Arkos. Čia aišku ir durys supuvę. Sparno apačios kampų nėra, žiūrėjau. Šitą pusį tas pats, žodžiu. Čia labai reta spalva. Iš tikrųjų, tai realiai jisai tik dėl spalvos kažkokią vertę turi. Čia yra standartiškai 1.6. 1.6 projektas, kažkas su juo bus. Tai tokie reikaliukai. O ką dabar? Dabar chebra. Skaičiuosi matematiką, kas čia gausi. Važiuosim į ofisą, kaip sakant, ir skaičiuosim. Aišku, pasižiūrim dar, kaip vyko darbai. Ką, chebrytė, grįžom iš garažiuko. Matyt, tas redutis dabar pasakiškas. Visas pavirytas, padarytas, pagruntuotas, laukia dažymo. Šitas vėliau, žodžiu, bet dabar mes suskaičiavome, kiek pinigų išleidome už redučio virinimą ir kiek išleidome iš viso už šitą projektą. Tai žodžiu taip, turime redutis 1.6 kupė raudonas. Viskas. Pagal viną. Neturi liuko, sako, čia tipo pliusas. Aišku, ne pliusas, čia nesvarbu. Pliusas yra liukas. Liukas yra labai gerai vasarą, o čia kitiem pliusas, minusas yra liukas, dėl to nesupūva prie langų ten, bet ne. Redučio irgi viskas supuvę, su liuku, be liuku nesvarbu, čia istorija, žodžiu, sakiau, dėl ko tai vyksta. Tai va, tai žodžiu, turime skaičius. O skaičiai tokie, negąsdina jūsų. Taip, kaip ir minėjau, kas buvo keista, taip galiu greit prabėgti, žodžiu. Prie priekinių lempų virinom porą detalių, kampai, tie vadinami kilimo kampai, kurie yra ne kilimo kampai, galinės arkos, galinės kišenius, galiniai skardos remontiniai dalis, galinė panelė. Buvo imta visa, bet įvirinta ne visa. Atramos ant slenkščių laikikliai ir laupukai. Skarda. Čia tiesiog metalas. Priekinis kairės pusės dugnas. Kampai prie panelės, kur sakiau, kur tipo beliukų nepūva, žodžiu. Tai už detalės realiai sumokėjom 1100. Aišku, čia ačiū Parts for Classic. Yra dar tokių puslapių, kur galima tų dalių iš vis gauti. Pas juos gavome gerą nuolaidą. Kreipkitės į juos, manau tikrai duos nuolaidą. Aš turiu ir nuolaidos koduką. Aprašyme viską paminėsiu. Ir galėsite nusipirkti, ką jums reikės. Jeigu norit virinti pigiau, šitą braukiam. Šitą va braukiam. Ir 200 tuščią bačkos 200 susirandat nuo tepalo bačką, tuščią metalinę ir ko reikia atsipjaunat. Tai bačka 10 eurų kažkur kainuoja, tai šitą braukiam ir paliekam 10 eurų. Tada turėsit super automobilį. O jeigu norit originaliai susitvarkyti, kad neįtartų nieks, kas čia buvo, kas su kuo, atrodytų viskas originaliai ir tvarkingai, perkate dalis, naudojate pagal paskirtį. Tai va. O darbų kaina yra labai sunku ją apibūdinti, bet žmogus dirbo, tiesiog paskaičiavo laiką, nes ten darbo bilė kiek buvo,
paskaičiavau 2200 eurų. Tai žodžiu, už virinimo darbus gauname 3300. O susumavus visą Redučio sąmatą gauname 6320 eurų už BMW E30 Coupe 1.6 nedažytą, nevažiuojantį. Tai va, hebra, kokios išvados. Restauracija kainuoja, viskas kainuoja, aišku, čia yra, kurie darosi savo rankom, bando ten pasidaryti. Žodžiu, aitišnikas ateina, turi garažą daugiabučio skardinį, bando virint, kažką daro, numeta, tas chuligankį stovi, galų gale parduoda ir kai tai susitvarko, žodžiu. Rimtai sutvarkyti reikia rimtai ir žiūrėti į tokį darbą. Tai va, ką aš noriu pasakyti. Reikia senas mašinas gerbti, atrestauruoti jas kuo tiksliau, originaliau, o negadinti. Tai va, tokie reikalai. Redučio kainą matėt, restauracijos be dažymo. Jinai tokia kaip ir gąsdinanti, kaip ir ne. 1.6 variklis. Nu, pasidarius, tvarkingai. Viskas šiek tiek dėl savęs. Važiuojam, darom. Bet su Redučiu dar kiti reikalai. Mes jį nudažysim. Ir su juo kažką darysim. Bet 1.6 nebusime. Nebus tikrai. Tai va, hebra. Ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū jums. Susitiksime kitame epizode. Iki.